Štai žiūrėkit, kokie Lietuvos ūkininkų keliai, kokie ežerai. Gauna didžiulės išmokas, verčiasi baisinis verslas, o kelių nieko netvarko, ūkininkai tik tai gadina. Ir šie keliai, kaip sakyti, yra visuomeninės paskirties. Čia aš turiu teisę ir su mašina nuosava pravažiuoti, ir su dviračiu, bet čia nei pėsčias labai sunkiai praeisi. Tai žmonės jau vasaros metu, kaip sausa, naudojasi Lenkija šitą blogą kelią, važiavo per jų pačią žemę ūkininkų, tai va dabar iškasi, prakasimą padarė, kad nieks nevažiuotų, bet tai tegu susitvarko kelius. Va štai matot, kaip akmenys meta. Akmenys iš laukų meta, bet kaip. O kelių netvarko. Visi mes mokam reikalauti, visi raudim savo teises, kaip ir ūkininkai, bet savo pareigų nieks nesilaiko elementarių, kaip sakyti. Buvo štai keliai gana normalūs, kai man buvo 10 metų, kai 80 metais. Čia važiuodom su dviračiais į Gižus, į Šlandžių kapinaitės, o štai dabar į ką pavirto. Net kolūkio laikais nebuvo čia sudarkyti tokie keliai. Štai laukuose pilna akmenų, didžiulių nieks nerenka, matos ir šiandien ir ten didžiulį akmenys. Štai čia va guli, kad jie būtų į tas didžiulės kelių duobes sumetam, tai tas nedaromai, to nereikia. Štai va žiūrėkit, kur suversta akmenys didžiuliai. Tiesiog akmenų krūvos, o į duobes kelių tvarkyti nereikia. Tai yra Lietuvos tragedija. Šie keliai pamiškim turėtų būti tvarkomi tiek, kaip minėjau, ir ūkininkų, tiek miškų ūkio, miškų urėdijų, nes va daro kirtimus, veža malkas, medieną brangią iš Lietuvos išveža, o kelius tik tai gadina didžiuliais miškovežiais ir tvarkyti nereikia. Bardakas. Štai pats posūkis, kokios didžiulės duobės. Štai čia vėl ūkininkas prakasi kanalą, kad nesuktų, nieks nevažiuotų, bet man atrodo važiuos ten toliau. Tu visų neužkasi, viso pakraščio, ir tu neuždrausi žmonėm susitvarky kelius, mielasis. Štai čia kokie monstrai išvirtę. Štai tolėliau, aišku, matosi jau paruoštų išveži didžiausias medieno ten palikta šakų kūgis krūva, viską veža, naudojasi, o kelių nieks netvarko, tik tai gadina.
Štai kokia yra tragedija. O čia va šituo keliu atvažiuodavo ir mašinos, ir iš miesto, ir iš tos gyvenvietės. Į Žvyro karjerą maudytis. Štai vėl. Nu, čia yra tragedija. Tai kelialiai. Štai žiūrėkit, dirva pilna akmenų. Dėl dirvos pilnos akmenų nieks nerenka, nieks nemeta į duobes, į balas. Tokia Lietuvos realybė. O kasgi čia braidžioja? O kas čiagi braidžioja? Kas čia maudosi? Štai va ištisas akmenynas dirvoj. Tai sunku suorganizuoti žmonės. Tu gauni ūkininkas didžiulį pelną ir neturi už ką suorganizuoti talką, akmenų rinkti. Tai visai neūkininkauk, jeigu taip nuostolinga tas ūkininkavimas. O čia va prieisim iš viso Gulbių ežerą. Ir kaip atvažiavus, kaip pravažiuoti tokį kelią, ot kad jie liktų tokie ūkininkai ir neišvažiuotų. Ir nėra įstatymų, nieks nesureguliuoja, nesutvarko, kad priversti ūkininkus tvarkyti kelius. Ūkininkus ir girininkijas. Dabar va čia į Kalniuką. Tai geras kelias, kur tai va toks buvo kelias ir tenai. Tai kelių apžvalga tęsiasi. Čia pro Talksnyną, štai va irgi duobės didžiulės. Čia kur tai iškaba Europos parama kaimo plėtrai. Jeigu vykdoma kaimo plėtra, tai kažkokia nauda turi būti kaimui, visuomeniai. O ne tik iškabyti ir tipo kažkokia kaimo plėtra. Štai va, kokie kelialiai. Pilki kelialiai dunda, pilki keliai. Čia melioracija matomai jau užsikišus, viskas baigėsi. Tai va, mielieji, tokios tokelis.